Na, kuris atspėsite, kuriame mieste mes šiandieną valgysime? Nors geriau pagalvojus, meridianą parodžius klaidingo atsakymo tikėtis būtų naivu. Tad nusileiskime ant žemės ir eikime į vieną ant Danės krantinės įsikūrusių barų. O tiksliau į krantinę D, kuri prieš kelis mėnesius dar vadinosi Agnostiku. Ir turiu prisipažinti, ne kartą čia su kompanija esam užsukę vakare pašokti. Tik šį kartą dienos metu su draugais užsukome čia ne pašokti, o pavalgyti. Tad manau pasipilstom ir pradedam. Esu girdėjęs, kad vegetarai skundžiasi, kad jiem niekas patiekalų nesukuria. Tik pažiūrėkit, kokie gražuoliai smidrai sūrio padaže maudosi. Prie alaus mano nuomonė tinka tik 3 užkandžiai: kepta duona, sūrio spurgytės ir traškios krevetės. Na, o jei galvojate kitaip, parašykite savo nuomonę komentaruose. Kaip pagrindinį patiekalą katinienė pasirinko doradą. Ir krantiniai D skirtingai nei mes įpratę gauti patekė filė gabaliuką, o ne visą žuvį su galva. O draugo žmona turėjo kovoti su milžinišku Kijevo kotletu. Aš asmeniškai nebepamenu, kada teko matyti tokį didelį Kijevo kotletą. Tikrą draugą pažinsi tik užstalėje, nes tik tikras draugas valgydamas kiaulienos indienišką kirvuką pasidalins jo su tavimi. Na, kuris atspėsit, kiek toks žuvainis kainuoja krantinėje D kartu su bulvytėmis ir padažu? Neskubėkite rašyti 12, 15 ar 17 eurų. Pas juos pasirodo dabar vyksta kažkokia tai akcija, kai už 9,50 kartu dar gauni ir kolos, imdamas bet kurį mėsainį iš meniu. Tad nuo šiol į krantinę D buvusią Agnostiką mes užsuksime ne tik pašokti, bet ir skaniai pavalgyti. O jei patiko šis mano filmukas, paspausk po jo patinka ir būtinai pasek Riebų katiną, jei nesi dar to padaręs, nes pas mane nauji video kas savaitę.